Žodžiu, pareikepinsiu šiandieną. Tai šiandien marketai vėl prasti buvo, žiauriai prasti. Ne, aš negaliu taip sakyti, nes marketai realiai niekada nebūna prasti. Bet jie dabar žiauriai prasti. Visas mūvas buvo per Londono sessioną ir Asian sessioną. Prasidėjo. Ir tiesiog padarė visą tą mūvą. Ir tada New York Openo tiesiog atsidarėm ant all time highsų. Ir tada, tada, na aišku, šortų neieškosi. All time highsuose niekada šortų neieškosi. Nu bent jau kaip aš treidinu. Ir jo, realiai, tai ką aš mačiau per Market Openą. Tai, o tai čia turėjom 15 minučių per early gapą, į kurį norėjau bent jį įeiti ir tada reaktint. Neėjom, pareaktinom. Na, okei. Tada toliau įdėjom viršų. Skreitinam šitą 15 minučių fair value gapą. Taip pat dar 5 minučių tos fair value gapus. Ar į Q įėjom. Ir į Q net jam, žodžiu. Bet jau tuo metu nebežiūrėjau čartų, šiandien nenorėjau žiūrėti čartų. Kai tiesiog ant Market Openo ripinam. Per visą laiką ripinam ir tiesiog net nenoriu realiai treidint. Nėra ką targetint. Nėra tokių A++ mano setupų pagal mano strategy. Bet žodžiu, šiandien realiai vienintelis treidas, kuris galėjo būti, tai matau toks 1-1. Tai kurielis toks būtų tikęs. Nes ėjom į tą 15 minučių fair value gapą. Ėjom, matau, ties čia. Tu pažymėsiu. Ėjom ties čia, ties šitų vikų. Tada realiai tiesiog prasičiopinom. Tada padarėm didesnį mūvą. Išsvipnom šitą. Ir vis dar esam 15 minučių fair value gapą. Ir va tada susigreitino realiai tas vienintelis treidas, kuris galėtų būti buvęs. Tai gali būti čia nuo rejection bloko ant mažesnio time frame'o. Arba jeigu safer, tai arba laukti didesnio time frame'o invalidation'ą. Nu, to čia buvo. Bet su tokiu labai mažu displacementu net nesimato realiai ar invalidatinam šitą fair value gapą ar ne. Tai tiesiog geriau jau palaukti. Tai per tą laiką nuėjom į rejection bloką, projectinam nuėjom. Ir tada invalidatinam šitus fair value gapus. Nu šitą jau buvom invalidatinę. Realiai nuo dabar jau atva čia dėčiau stop lossą. Nes visas šitas fair value gapas protektina mus. Ir tiesiog 1-1. Ties čia break even. Kuriuo jisai dar geras treidas, nes ant tieso turėjom o šitus highsus, kuriuos galėjom išsvipinti, tai dėl to gal toks ir geresnis treidas. Arba kai tiesiog ant tieso išsvipinam o šitus highsus, eiti break even. Ir tada tikrai toks safe treidas būtų. Ai ne, net nepastebėjau, čia 5 minučių fair value gapas yra. Tai jo realiai net nebūčiau tada teikinęs nieko. Ir tas treidas pasicancelina tiesiog. Na, aišku, dar galima. Bet jau tiesiog nėra ideal station, kai tiesiog tokius marketus treidint, kai nieko nevyksta. Ypač New York session atsidarom. Nu gerai, ripinam, galima surasti tą short retrace'ą ir toliau. Kas ir būtų ideal. Bet tiek laiko čopinam. Ir nėra ką targetinti, tiesiog nepatinka tokie marketai. Tai tiesiog biškė tokių dabar prie marketų. Ir po pertraukos ir viską. Ir šiaip pastaruoju metu ne pats gražiausias marketas. Bent šią savaitę. Prie tos savaitės gale buvo visai neblogas, ką mačiau. Bet dabar kol kas nieko gero. Nežinau, kiek laiko dar tai bus. Bet reikia būti kantram.
reikia nepasiduoti. Žinau vis tiek, kad viskas veikia, strategy veikia, treinimas veikia, nėra ko bijoti. Vis tiek geriau netreidinti nieko, iš viso neteikinti per dieną treido, nei pralaimėti ir nesilaikyti savo strategy. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Šiandien tik tiek. Tai ką, matysim rytoj.